kur, gerbiama premjerė, ministras Budrys? Jis Azijoje, Afrikoje, Pietų Amerikoje gal. Ką jis daro? Kokių diplomatijos priemonių imasi, kad dronais nebūtų gąsdinama Lietuvos visuomenė? Diplomatinių priemonių. Gąsdina sunaikinti karaliaučių ir tikisi, kad dronų sumažės dėl to. Ar mes pajėgus tik raminti Lietuvos Respublikos piliečius ir siūsti raudoną įspėjimą apie slėpimąsi priedangose, kurios yra užrakintos? Antras klausimas krašto apsaugos ministrui. Ministre, N kartų jūs pasakėte, kad Lietuva nemato ir neseka savo oro erdvės. Pateikite, prašau, skaičius, kiek yra investuota pinigų į oro sistemas. Nuo 20 metų, pradedant 1 milijardų išlaidos krašto apsaugos sistemai iki 3,5 milijardų, kad Lietuvos piliečiai suprastų, tai yra 3,000 milijonų. Kur šitie pinigai ir kokios sistemos buvo pirktas? Ir galų gale vidaus reikalų ministrui noriu paklausti. Vidaus reikalų ministrė, pasakykit, kokią atsakomybę ir ar taikysit asmenims, kurie nepasirūpino, kad priedangos būtų tinkamai paruoštos. Tai yra jūsų atsakomybė ir norėtųsi, kad jūs surastumėte atsakingus asmenis. Ačiū. Ačiū už klausimą. Tai pirmiausia apie ministrą. Ministras yra šiuo metu komandiruotėje. Tai kadangi šitas pusmetis toks labai keistas formatas, tai čia sėdi viceministrė Audra Plepytė, tai turbūt pasakys detaliau ir apie komandiruotės tikslą ir galės tikrai, manau, kad jūs įtikint, kad tai svarbus ministro darbo periodas, nes užsienio reikalų ministras būtų keista, kad sėdėtų vien tik tai Lietuvoje, tai jo ir yra darbas, dirbti diplomatiniais kanalais ir man atrodo, kad mes vėl grįžtam jau į mano jau atsakytus klausimus, kad mes kalbam apie atgrasimo retoriką. Ir tai ir yra labai svarbus aspektas. Bet viceministrė, gal galit papildyti dėl komandiruotės? Dovanokit, gerbiama premjerė, nesuteiksiu žodžio viceministrei. Klausimas nėra tiesiogiai su vakar diena susijęs. Kiti buvo dar 2 klausimai. Prašom ministrus, kuriem tiesiogiai, ypatingai vidaus reikalų ministrui, buvo klausimas konkretus. Pabandysiu tiksliai atsakyti. Tai pirmiausia, noriu patikinti, kad aš neišjungiau nei vieno radaro. Tiek, kiek mes turime šiai dienai, tiek mes ir disponuojame. Ir šiai dienai verčiamės per galvą, kad įjungtume naujus radarus, kuriuos dalį jau esame gavę, ir kad greičiau gautume naujus, kuriuos esame užsakę. Jūs klausite dėl pinigų. Aš dabar visos sumos jums iš karto nepasakysiu, bet aš turiu ataskaitai pamečiui. Tik oro gynybai čia šnekam. Tik oro gynybai. 2019 metai 0 eurų. 2020 metai 25 milijonai. 2021 12 milijonų. 22 62. 3 78, 4 217, 25 284. Šiais metais yra 524 milijonai. Tai yra 2 daugiau negu praeitais metais, praktiškai 3 daugiau negu už praeitais metais. Tai yra realybė. Jeigu anksčiau mes neskyrėme pinigų oro gynybai, tai šiandien turime faktinės aplinkybės. Šiemet, praeitais metais, už praeitais metais mes jau pradėjome adekvačiai finansuoti oro gynybos poreikius. Todėl nauji ministrai, kurie bus gynybos po manęs, galės džiaugtis normalia oro gynyba. Taip, bet šiandien mano dalia yra kuo greičiau viską padaryti ir aš tą dalę nešu ir įgyvendinsiu. Nežinau, ar atsakiau. Na, irgi ačiū už klausimą. Vienas dalykas, visą laiką mes ruošiamės gamtinėms krizėms ilgą laikotarpį. Į civilinę saugą buvo kaip terminas, kuris gimė būtent iš to, pagrindinės buvo galbūt Baltarusijos atominė elektrinė. Šiandien Seime guli įstatymas, kurį pataisos įveda naują sąvoką civilinė gynyba. Civilinė gynyba tai būtent, kada krizė ateina ir dėl hibridinių atakų, ir dėl karinės grėsmės. Teisinė situacija, kurią mes turim šiandien Lietuvoje, nėra paskelbta kažkokia kita, mes gyvenam taikos metu ir pagal dabartinės galiojančias įstatymus iki 12 valandų nurodžius merui, administracijos vadovui turi būti paruošta priedanga. Mes turėjom iš tikrųjų labai trumpą laiką, tai galbūt tam tikrose vietose ir lėmė vieną iš pagrindinių momentų, kad nebuvo asmenų ar nebuvo to įsakymų tiesioginio tą priedangą aktyvuoti arba nebuvo supratimo, kas yra daroma. Tai turim skirtingų krypčių, ką turime patobulinti, atskirai, kaip ir minėjau, su priedangos pareigūnais kalbamės, taip pat darysim ir atskirą formatą su merais. Bet naujame įstatyme būtent ir yra numatyta, kad priedangų valdytojai turės iš anksto paskirti asmenį atsakingą už priedangos atrakinimą ir paruošimą naudoti, savivaldybės bus atsakingos už priedangų aktyvavimo organizavimą, o PAKT bus atsakingas už aktyvavimo koordinavimą. Toks visapusiškas funkcijų paskirstimas prisidės prie operatyvesnio ir patikimesnio priedangų aktyvavimo užtikrinimo. Tikrai šitą problemą indikuojam, matom vieną iš pagrindinių, todėl ir dabar darysim visas pastangas, kad tai nevyktų, kol įstatymas nebus priimtas.